pinigai ir pagrindinis klausimas būtų, kodėl moneta yra iš abiejų pusių arba pinigai yra atspausdinti iš abiejų pusių. 3, 2, 1. Čia gal būtų tiksliau, kodėl yra herbas ir kodėl yra skaičius. Taip. Ir aš Arba būtų galva, ar ne? Kokio Mhm. imperatoriaus ar karalienės. Nu, tai čia tas herbas. Ir Taip. tada skaičius. Matau, kad herbas yra pasirinkamas laisva valia, kas kaip nori, kas ką deda, kas jiems imponuoja, kaip jie nori užfiksuoti, užprogramuoti, ar ne? Kokį printą įdėti, kieno printą, ar ne? Dažniausiai tai deda savo naudingą, tas, kuris leidžia ar kuria tą pinigą ar tą monetą. Nori kažką, kas nori influencijos, tai žodžiu, deda savo galvą, ten kažkienų galvą, ten, žodžiu, kažkokios kas emocija, ten, žodžiu, labai daug ten tokių vat programacijų yra, užfiksacijų, bet skaičius visada tai tas pats. Ir matau, kad jie karts nuo karto kažkokį skaičių išima. Ar pastebėjai, kad pinigų, pavyzdžiui, išleidžia, paskui pamažu pradeda išima ir lieka ten tik tai kokia 10 ar ne? Pavyzdžiui, euriniai dabar kupiūra. Išėmė 10, ne, išėmė ten 20, man atrodo, liko tik tai 10, 50 ir ten gal 100, ar ne? O kai buvo anksčiau daugiau, buvo 20, buvo dar ten kažkokie. Ir aš klausiu, kodėl... Pas jumis 20 nebėra? Ne. Pas mumis yra. Pas mus nėra. Pas mus tik tai 10 likė, 50 ir 100. Ir 200 ten paskui jau. Bet labai retai 200 gaunasi. O pas jumis ne eurai yra? Eurai yra, bet nėra 20 šeimų. What? Pas mumis 5, 10, 20, 50, 100. Pas mus ne 5 nėra, ne 20. Tai 10. Oho. 5 yra moneta. Ne, buvo anksčiau. Dabar net ir 5 nėra. Dabar likia tik tai 1 ir 2. Geras. Ir jaučiu, kaip jie siaurina. Kaip, žinai, kaip siaurintų, kaip yra toksai daug galimybių, daug tokių vibracijų, net per tą pinigą, kaip vibruotų tą energiją tokia, pavyzdžiui, 3 ten ar 2 ar 5 ten turi savo tą vibraciją ir įdėta kaip per skaičių tą vibraciją atitinkamą. Ir matau, kad ji kaip išimta ir ji siaurina, kaip sakykime, ubagų kraštą nuubagint nori, ar ne? Ir jie taip ima, siaurina ir kad matau, kad kuo mažiau, ta prasme, kuo mažiau kaip prieitų prie to, pavyzdžiui, 100, kuo mažiau prieitų prie to 200, matau, kad lieka toks, kaip, žinai, kaip skaldytų society, visuomenė ir bando išimti kažkokią klasę. Tai dabar irgi su tais pinigais matau, kaip siaurina ir tarsi visi ta dauguma naudojasi tom 10 kupiūrą, bet 50 jau mažiau, o jau 100 iš vis mažai kas prieina, o jau 200 iš visų. Surreal, arba labai retas atvejis. O dabar kodėl dviguba, sakau, kodėl dviguba? Nes dviguba, man rodo, kur skaičius, tai yra kaip užfiksuota, kaip ta energetinė, ta matricos tokia sistema, ji turi būti ir ji turi būti gerbiama. O tas herbas tai priklauso nuo tavo, tokia biški laisvos valios, tas, kuris kuria, kaip sakiau, jau daro. Taip. Savo įdeda tą printą tokį, kuris gali keistis, matau. Neša savo informaciją. Bet tas skaičius, tai skaičiaus pusė, tai sutartinė yra. Jos negalima pažeisti. O pavyzdžiui, monetos šonai dantyti, kodėl yra? Arba ką reiškia? Mane įmeta į tą tokį kaip laikrodžio mechanizmas, čia kaip ta matrica, kad suktųsi. Ir aš matau, kad kaip jeigu paverti monetą, tai ji kaip įsistato į tą laikrodžių sistemą toj matricoj ir sukasi. Kaip įdomiai.
nes moneta yra senesnė valiuta, senesnė nei spausdintas ten tas popierinis pinigas ar ant kažkokios medžiagos išprintintas. Matau, kad monetos daug senesnės ir jos tai senai matricai labiau atitinka. Tie spausdinti piniginiai, tie popieriniai, tai tokie jaunesni ir tokie nelabai, jie tokie neturi tos tokios kaip energijos, nes neįsistato kaip tas laikrodžio mechanizmas, kaip grąžtas, tas varžtas toks į tą matricą. Taip. Nes matrica labiau paremta tais monetom. Ir man atrodo, kai išims visiškai monetas, kai neliks monetų, tada bus tokia daugiau, ne matriciniai, tokia kvantiniai kažkokia matrica, tada jau grynai jau. Bet aš matau, čia kur einam, tai ir nebus nei tų popierinių kažkaip, kuo toliau, tuo mažiau bus tie popieriniai, matau. Gal ta prasme fiziniai plotmei tam gyvenime, gal dar bus tie pinigai, taip tie įprastiniai, bet jų bus mažiau ir mažiau, bet toj pagrindiniai matricoje kvantiniai, tai jau viskas eina tie kvantiniai, tokie pinigai, kvantiniai, tokia sistema, skaičiuoklės tokios. Net ne laikrodžio mechanizmai, kitaip jau ten. Tokie kaip dėžutės daugiau, tokie sluoksniai, kompai kažkokie, kaip dėžės kažkokios, tokios renkančios, akumuliuojančios energiją ir išskaidančios, stebinčios kartu. Kaip įdomiai. O tai kaip fiziniai erdvėje atrodys tada? Kažkokie pinigai bus, kol paskui išnyks, po to jau kažkaip nebus pagal pinigus kažkaip, bet čia jau daug vėliau jau. Man atrodo, iki kol paskutinis žmogus nustos turėti tų popierinių ar monetų kišenpinigių, tol jie bus. Taip. Kol kažkas norės, kol bus kažkoks toks... Jo, jeigu visi pereitų į korteles, tai jau seniausiai nebūtų. Taip, ir kol egzistuoja, kol egzistuoja tas black market, ar kažkoks, sakykime, vargys kažkokios, ar taip toliau, to suksis. O čia kol suksis, tai dar ilgai užtruks, kol dar žmonės kažką savo rankom darys, kažkas bus interesas, kol bus kūryba, to ir bus tas toksai, mainai tokie, tu man po stalu pakišk, arba, duok man čia, žinai, kad neparodyt. Bet matau, kad bus mažiau ir mažiau, nes ta nauja sistema, ta kvantinė, jį labai stebės, jį bus sunkiau ir sunkiau tai galbūt padaryti. Bus gal kažkoks keitimasis daugiau, aš padariau tą, aš turiu tą, apsikeičiam, bet pinigais taip sudėtingiau bus. Ir dar aišku, kaip pasakyti, kol kas yra reikalingi tie pinigai, tarkim, darbė, kai aparatai neveikia arba elektros nėra, tai atsiskaitant reikia pinigų. Nes kitaip nenuskaito tų kortelių. Taip, grynųjų reikia, prašau, taip. Ir kažkaip vis tiek matau, kad ten, kur gryni, pavyzdžiui, pinigai sukas, vis tiek jie, pavyzdžiui, tie prekybininkai, kurie ten pardavinėja, ar ne, kad ar ten kavos kažkokia kaviniais, ar ne, ar kažkokios mažos parduotuvės, jos labiau vertina monetas, nei tuos didelius kupiūrus, ar ne. Jie visą laiką prašo, sako, gal turi centų, gal turi smulkiau, mums reikia visada, jie labiau tą vertina, jiems labiau to reikia, kad suktųsi, ta mašina jų tokia. Taip. Pelnui labiau geriau tie popieriniai pinigai, tie dideli, tos kupiūros didelis, bet matau, kad suktųsi tą mašiną, reikia tų smulkių monetų, tų pinigų. O kodėl, pavyzdžiui, yra, turiuomenį, ką eteryje matosi, kodėl, pavyzdžiui, 5 centai yra ta tamsiai ruda,
10, 20, 50 centų yra tokia geltona, auksinė tamsi spalva. Čia kažkaip pereina iš apatinių čakrų į aukštesnės čakras. Vat, rodo, man iškart parodė. Man čia rodo, kad čia prie tų pinigų tamus, kai tik įnėrim, tai iš karto damnus prisistatė ir aš tą monetą vartau ir jisai sako, domiesi ar ne? Jis taip žiūri, jau priartėjęs ir kai klausia dabar šito klausimo, vėl jie vat, sulindo į mano artį ir matau, išlenda toks vat, ta tokia variniai spalva, tokia raudona, tokia, nu jau kaip variaus spalva, tokia vat, 5, man rodo, iš karto į tą pačią pirmą apatinę čakrą, kuri rodo, kad tokie daugiau basic instinktai, žinai, patenkinami, vat, vertė tokia. Tada, pavyzdžiui, geltonuoja, oranžiniai ten kyla aukštyn, vat, kūryba kažkokia, paskui kažkokia vat, gausa, jau finansai, kur gali kažką sukaupti, jau daugiau nusipirkti ir turėti, ir kuo vat, aukštyn kyla, vat, tuo vat, ta spalva tokia pagal čakras kažkaip taip atrodo, pagal tą energetikos sistemą. Bet pagrindę tai jie, nu, žino tuos dalykus ir pagrindę tai cirkuliuoja ta 3 pirmos čakros, ta oranžiniai, geltona, ta auksiniai tokia, kaip tu sakai, ir ta variniai tokia atspalva. Nes va tos pirmos 3 čakros yra atsakingus už tą vat, materializmą, tos pinigus, ką pinigai valiuta atspindi. Su jie tu nusiperki, įsigyji tą vat, materialą kažkokį. Bet daug smagiau, jeigu pagal monetas, daug smagiau turėti eurą ar 2 eurus rankoje. Nu taip, dėl to, nes kad jinai yra ir didesnė, sunkesnė, didesnė ta moneta. Taip. Nes, pavyzdžiui, nu, tu 5 centus duosi kam vargšui ar ne gatvėj, tu jam nepagailės 5 centų, kad jis galėtų nueiti, nusipirkti duonus, ar ne, kad patenkinta pilvo poreikį, ar ne, kad jis nebadautų. Sakykime, už 2 eurus tu galėsi nusipirkti batus, ar ne, kur tau bus komfortas, jau tu gražiai atrodysi, jau tu galėsi eiti kažkokį susitikimą, biznių ar panašiai, save pademonstruoti. Nu, čia pavyzdys. Čia, žinoma, daugiau nei 2 eurai ar 5 centai. Taip, taip. O tarkim, jeigu kalbant apie 100 ir 200 kupiūrų, tai tarkim, mes dar nepriimam tokių pinigų, nes dažniausiai gali būti padėlkos. Taip. Iš viso tie popieriniai pinigai, jie labai dažnai padirbinėjami yra. Taip. Dėl to sakau, nori monetų, daugiau tą valių monetą turi. Ir matricoje labiau akceptuojama moneta. Nes tos kupiūros, tai jos tokios daugiau, sakau, eina didelį sumus, kaip, nu, varkiais, tokios, grinai tokia black market, totaliai, visur, kur juodas marketas, kur kažkokius varkiais, bizniai kažkokie juodi, visur eina, prispausdina ir kiša, žinai, kad prakišt, Taip. O ten tas, pavyzdžiui, rašalas, popierius, jis turi kokią reikšmę? Turi, kaip energetinį imprintą, pavyzdžiui, žalia tai yragi pinigų spalva ir jinai jungia per širdį, per širdies čakrą. Šitą. Ja. Na, pavyzdžiui, eurai tai nėra žali. Buvo kažkuri kupiūra, kurią išėmė, aš dabar nepamenu, kokia buvo. Tai 5-tukas. Ir man atrodo 200 irgi žalia, ar ne? Taip. Taip. Nes aukšta energija širdies per širdį labai jungiasi. Labai vibruoja. Taip. Gerai, kai kalbam apie pinigus, tai galim ir daugiau paklausti, ne? Tai ar tiesa, kad piniginę geriau būtų žalios spalvos pritraukti pinigams? Galėtų būti, nes žaliai yra pinigų spalva. Čia yra užfiksuota matricui. Žali doleriai. Net kai
uostai doleriai, jeigu kada nors teko tokia biški žolė kažkokias smirda. Ne, neteko. Aš esu uosčius, tai kažkaip tas kvapas toks keistas, toks atrodo. Ir ta spalva tokia žalia, tokia kažkokia įdomi, tokia, žinai. Kodėl, pavyzdžiui, reptai finansinę sistemą yra užėmę dėl to, kad jie irgi tokie žaliokai, tokie pažaliavę, jie tą savo sistemą įdėję, jie naudojasi tą žalia energija, tokia gyvybinė energija, tokia judanti gyva. Pavyzdžiui, kai vanduo žaliuoja, jisai irgi turi, tada reiškia, kad ten kažkokia gyvybė veisėsi, ar ne, ten bučgalviai kažkokia ir taip toliau daugnosi ten ir taip toliau irgi žalia, irgi, kur yra gyvybė, kažkokia, veikla, kūryba, kažkoks gimdymas, gimimas, konvertavimas, pavyzdžiui, iš vienų mažesnių į didesnį, auga, sako, dėk dolerį prie dolerių, arba centą prie centų, ir ten gaunas ta spalva tokia, kaip iš savęs, ta žalia spalva iš viso gimdo iš savęs kažkas, konvertuojasi, auga automatiškai. Tai piniginiai būtų gerai žalia, taip. Bet aš matau ir geltoną, žinau, gerai. Ypatingai, jeigu būtų geltoną su žaliu. Pavyzdžiui, geltona piniginiai, kokia audiniai, ar ten kokia nors, kad ir, jeigu nemėgsti odos, ten kokia geltonų spalvos, žinai, kokio, sakykime, pakaitalo odos, ir su žaliais kokiais kraštais, ar žaliais kokiais užsegimais, ar užtrauktukais labai labai būtų gerai. Ar dabar kažkodėl pagalvoju apie lauro lapus. Ar yra kokio prieskonių tinkamų prisikišti į piniginę? Tinka lauro lapai, tai tada tos demonus atstumia. Tos blogus pinigus kažkokius užkreistus atstumia. Ir dabar, nežinau, brodo ir druską, gali ir druskos įsibert, į tą piniginę išvalytą energetiką. Pavyzdžiui, kai nusiperki naują, įsidėk kažkokią, druskos kelius tuos, tokius, granulius tos, sakykime, žinai, kad išvalytą energiją. Palaikyti ten gal parą laiko ir paskui, išvalyti, išimti. T3 gali lašinti, kad subalansuot energetikas. Taip. Man yra įstrigęs tas pasakymas, kur kryžkeliai, jeigu yra 5 centai, neimti iš viso, nerinkti nuo žemės. Nes bus magija kokia. Pratkletėje. Jeigu penketas, ta prasme, man rodo, jeigu skaičium nukritus monetą, skaičium, ne herbu, tai tada jo, kažkaip gal reiktų neimti, bet jeigu herbu atsisukus, tai gali imti. Kaip įdomiai. Nes aš taip atsistojau, dabar žiūriu, nes aš šito nežinau jau, nežinau šito posakio. Bet man taip rodo, matau, aš pasilenkiau, matau, kad skaičius ir 5 buvo užrašyta, ir matau, kad man sako, jeigu skaičius, tai neimk, bet jeigu hermas, tai imk. Tas kažkaip rodo, nežinau kodėl, bet pasiėmiau, aš taip apspjoviau, žinai, tą herbą, nuvaliau su savo seilėm, įsidėjau kišenę ir toliau einu, žinai. Gerai. O jeigu skaičius, tai... O pavyzdžiui... Taip. Man kitas klausimas buvo atsiskaitant parduotuvėse prie tų savitarnos mašinų. Ir būna, pavyzdžiui, tenais, kur grąžą atsiimti, ten palikta 5, 10, 15 centų. Jeigu juos pasiemi arba jeigu juos meti savo apsimokėti, nieko nėra blogo. Nu taip. Paimi į savo ir žiūri, kurie atsiverti kaip skaičius, kurie atsiverti kaip herbus. Tai ten, kur nukrita, pasižiūri. Nu taip, pasižiūri ir kur herbas pasiėmė. Nes aš nematau, kad herbas būtų blogai. Sakau, tiesiog tu turi nuvalyti su savo kažkodėl seilėm arba druska, žinai, ir
Ar kokiu vandeniu plaut, žinai, ir duoti energiją, tokią intenciją, kad aš nuplaunu visas energijas prieš tai tavo būsios ir tik tai šviesą ir švarą ir nešk man gausą arba pagal savo paskirtį, žinai, tik šviesą. O dabar jeigu skaičių nukrita, Neimk, nes tas pats, kaip, nežinau, kažkoks va, demainai laukia. kažkoks blokos, žinai, kaip blokos būtų. Toks jaučiu bloko, toks svoris, kaip akmuo į apačią kažkoks tampia. Nu, kaip tu sakai, prisiriši kažkokią vat, naštą, kažkokią, nežinau, kaip akmuo į apačią, ar taip neriu į apačią, kaip skandintų. Ir dabar tas man kyla tie visi fontanai, mėtymai tų pinigų, norų ten pasakymai. Nu, tų pinigų imti tai nereikėtų. Tikrai ne. Neimti, bet vis tiek tenais mačiau, kad nuleidžia tą vandenį, surenka tos pinigus, vėl prileidžia vandenį. Nu, aš matau, kad ten tokie fontanai ar ten tokios urnos ar dėžutės, tos rinkliavos tokios, nu čia yra rinkliava. Čia yra, man sako, rinkliava, nesvarbu, kad tu ten įmetė į fontaną ir sugalvojai norą, ar ne, tu pridėjai energijos tam ir atidavai energiją, piniginę ir net per savo norą atidavai tam, kas ten sugalvojo tą arba kur tas fontanas ten į apačią teka, ten gali būti kokia bažnyčia, koks miestas, kažkoks parkas, o po to parku ten dažniausiai, nu, bažnyčia arba demonai kažkokius sėdi, matau, kur renka pinigus, renka tą energiją. Ir tas noras neišsipildo, niekada neišsipildo kaip tie norai. Na, aš matau, kad kažkaip kaip tu įmeti į tą erdvę ir tau tada akys pajuoduoja, kažkaip va taip. Šakės. Visi, kur va įmetę, va, matau, akys pajuoduoja. Nes, aš tai tikrai mečiau ten Romai, man atrodo. Tiesiog dėl smagumo. Nes visi taip daro, taip. Aš atgal surinkau dabar tą energiją, tau iškart grąžinau tuos pinigus. Dėkoju. Ką, Demai, nori papasakoti pinigų temą? Niekas to žiūri. Gal skanuoja, kiek nuskaitysi, žinai. Bet nesikiša, netrukdo. Nenori duoti mums auksinių veltui už nieką. Mes sako, duodam jums informaciją, neblokuojam. Leidžia skaityti mums informaciją, neblokuoja. Jo, nes matau, kad taip kaip tunelį padarė, atsitraukė. Ačiū. Nes išreiškiau norą, taip. Kodėl tokie geručiai? Nes šviesa atėjo. Dažniausiai tai leisdavo. Nu, kažkaip gal per tą šviesą, žinai, kaip užsiturbini, žinai, ateini, atneši šitos šviesos, jie gauna, kad arba tam sluoksnė, žinai, jie ten sėdi, tai jie bent akim, žinai, pasimaitina ten truputėlį gal ir bandau paliesti, ar kažkaip uosto, žinai, ar laižo tą šviesą, žinai, atrodo, bent kažkiek gauna, žinai, tos energijos, tos šviesos, bent trumpam, žinai, kol čia mes to merdai praeinam. Labai gerai. Kaip manai, ar viską pažiūrėjo šitą temą? Taip. Dabar, kai man akise stovi moneta ir, pavyzdžiui, jeigu Airijoje, tai vienas iš tų herbų jau tą arką, kur groti, žinai. Arfa. Arka. Taip. Išnekėjau. Arfa groti, tai man tas patiko paveiksliukas, kad su muzika. Nu, tie nykštukai elfai, jie ten groja su tom arfom, savo magiją daro. Čia jų simbolis. Jie įprintino savo tą, rodo tau simbolį. Kad per muziką jie tau padarys magiją. Tave linksmins.
tavo O širdį pavyzdžiui, džiugins. aha, nu, liet- tada lietuvių tas herbas būtų, tas vytis. Ten yra baltas žirgas su kariu, ar ne, su raiteliu ant vyčių, teisingai. Ir turi kardą. Taip, taip, taip. Nes, žinai, kai kavinėje dirbu Mhm. ir skaityk, skirtingų tautybių žmonės ateina ir paskui žiūri tuos pinigėlius ir yra tie visi herbai skirtingi. Taip, Ir taip gražu įdomiai pasižiūrėti. pasižiūrėti, aha, labai. Nu, man tas vytis lietuviškas, tas baltas žirgas, jis toks kaip, nežinau, kaip truputėlį resistance, bet kartu ir toks kaip taikiai, ta prasme, mes Taikiai. priešinsimės, bet taikiai, ta prasme, kažkoks toks jaučiu kaip ta baltai tokia, kaip šiek tiek toksai vat ramybė, tokia švari energija, bet tas vat atsistoja žirgas, vis tiek rodo, kad su tuo raiteliu, žinai, su tuo kalaviju iškeltų, rodo, kad vis tiek mes priešinsimės, jeigu kad ir Jeigu kas reikės, bebus. aha, Kad ir taika, bet labai vis tiek gerai, mes taip. ginsimės, tarsi ginsimės, jeigu mūsų pul, žinai, resistance, toks nepasiduosim mes taip lengvai. Ir mūsų tokia dvasia yra Lietuvė, ar ne? Aš taip Na, kažkaip jaučiu truputėlį, tokią. taip, atspendė taip tikrai. Labai gerai. Labai ačiū tavo pasąmonėje už informaciją. Labai labai įdomu, ačiū tau.